Tai ką, labas rytas mūsų mėly fanai. Tai va, šiandieną trečias etapas ir pradėsime neužilgo, kaip matote, treniruotę, esame eilėje pirmi. Tai tikimės viskas bus neblogai, nuotaikos šiaip tikrai yra neblogos. Sandra nusiteikusi irgi gerai, aš irgi pailsėjęs, mechanikas Marius taip pat pailsėjęs. Penktadienį po varžybų žadėjome skristi namo, bet iš organizatorių gavome informacijas, kad šeštadienį turėsime papildomą treniruotę. Tai su Sandra atsišaukėme skrydžius ir pasilikome šeštadienio treniruotei, kuri buvo tikrai gana nebloga. Turėjom ir traumų, viską, tai teko biškai pasiremontuoti, bet viską susiremontavome, tai va, laukime treniruotės ir tikimės, kad jinai bus labai puikiai. Čia ilga trasa ir Kurenai, tai dieve mūsų. Labai gerai, jeigu tokią agresiją išlaikysi, tai perfekt. Pačioj pradžiai, aiškus, pirmas trenas, pati pradžia, pirmas klipas, tai norėtųsi biškį to tavo tokio stabilesnio, žinai. Įsitekėjau normaliai. Šitas ir paskutinis tai buvo, nežinau, kiek arti prie sienos, jeigu taip toliau važiuosi, net nueisi į tribūnos pažiūrėti. Nes ir priekį pasiėmei labai gerai, galų pasiėmei gerai. Visą šitą išvažiavai gerai, pačiam klipę gale biškai trūksta gato, trūko. Bet ten, šiaip klipu viskas gerai pavažiavai, bet kaip sakau, trūksta vaizdo. O visą kitą tai... Sveikinamės iš trečiųjų Omano drifto čempionato varžybų, šios paskutinės. Nesakysiu, kad nesidžiaugiu, džiaugiuosi. Nuotaika gera. Oras puikus, trasa nauja, tiksliau ta pati, bet iš kitos pusės. Šiek tiek bauginantis pasistatymas, o visa kita kaip ir gerai. Šiandien taipogi turėjome pirmą treniruočių sesiją, bet buvo tik 3 važiavimai, bet turbūt čia labai įprastas dalykas. Nieko, atsigausi, išgerk vandenuką. Neįsivaizduoju net ką pasakyti, tokių lenktynių dar nesu turėjęs. Kas greičiau atvažiuos į startą. Kaip matot, esu ne paskutinis, nors iš kito galo.
O jeigu pakalbant apie pirmą treniruočių sesiją, tai turim šiokių tokių nesklandumų vienoj zonoj, bet aš manau, kad susitvarkysime. Sandra pasiryžusi labai stipriai ir jeigu jai tikrai pavyks, manau, kad gal turėsim netgi labai gerą rezultatą. Kažkur bamperis dingo, tai gal galėjo fišką numušti. Atsiras, nieko to. Ir bamperis mano. Baigėsi antra trepkė. Automobilis sveikas, galime paploti visi savo ir kitiem. Šiaip treniruotė sekėsi tikrai gerai. Kiekvienas važiavimas buvo tikrai ženkliai stipresnis ir įvykdėme tai, ką norėjome padaryti. Ištaisėme klaideles. Turime visai neblogą taškų bagažą. Turėtume, jeigu tai būtų kvalifikacija. Šiaip, mano mintimis, jeigu viskas bus neblogai, tai manau 70+. O jeigu labai gerai bus su emocijom ir pasiruošimu prieš kvalifikaciją, tai manau net ir daugiau. Dabar važiuojame pavalgyti, pamiegoti ir grįšime į kvalifikaciją. Po treniruočių turėjau progą pailsėti, nors ketinau nemiegoti, bet pamiegojau. Dabar laukia kvalifikacija. Esu nusiteikusi pozityviai ir tikiuosi, kad šiandien mano laiminga diena. Back to the line, and it is another female driver, which is Sandra, representing Lithuania. Let's see how Sandra gets on in this beautiful E36 BMWs. Two female drivers in a row, really cool to see out here in OIBC. Nice initiation from Sandra.
puts the foot down, listen to that BMW V8 turbo screaming its way around that first section, pushing so wide. Nice job there now from Sandra, looking so comfortable on this round 3 layout. See what she does when she transitions back. Oh, look at the flames and sparks shooting from the bottom of that BMW. That is just crazy. That's just insane. But yeah, a 71 from Sandra on her first qualifying run, so she's going to be delighted with that one. Nežinau, ar čia geras ženklas ar ne, bet parodė taškus 7-1. Dusti? Mašina nuo starto krūpčiot pradėjau. Ištiesiau galia, tiesiog vyko spaudį gazą, nevažiuoja mašina. Tuo, kad sėksiu jie tararai. Labai nepatiko. Ir be šiosų išvažiavai. Išsijungi. Ar čia dabar išjungi? Man užgeso mašina. Įsvo šildymo nepradėjau burbuliuoti. Taip kaip prieš tą kartą, kai man užgeso starte. Ir jau taip biškai stresė. Nu, kai sakant, kitaip būna biškai ją, žinai, duokiai biškai taip, žinai. Kad Aš čia girdėjau tokį, jinai burbuliuot pradėjo, bet kaušai nedirbo. Galvočiau, kad jis neužgeso. čia, kai išvažinėja. Jo, Tai Jau nuo šičia nebeveikia, aš iš inercijos pabaigiau tą trasą, nes kaip nu, aš šiandien girdėjau per trefkės irgi tokį patį, bet tai buvo dėl to, kad važiavai 3 bėgių ir ant tos ribos grinai, kur antilagas veik pradeda. Ir neįspaudinį atleidai, tai galą, tipo, drąsiau į tą Jo. Nes gavos taip, kai tu visą laiką pareidavai į tą kliupą, tu jį paėmė ir iš karto atsidarai, dabar gavos toksai biškai, žinai, pagalvojimų. Bet aš suprantu, visa trasa buvo gerai ir prieš galą pradėjai mąstyti, kad nesuklyst, žinai, nesusimaut paskutiniam posūkiui. padariau bent dalį to, ką planavau. Tikiuosi, kad antras bus geresnis. Kol kas trasos sukibimas nepasikeitęs. Tuo labai džiaugiuosi ir laukiu antro važiavimo. Kur džiaugsmas? Tai nėra džiaugsmo, būtų 8 būčiau nusišypsojus. Važiavimas buvo tikrai geras, tiesiog buvo priimta pašalinių žmonių informacijos, kas mums pakišo koją ir praradome kokius 4 taškus, kas mumis labai smarkiai pastumėtų į viršų. Dėl to šio momento esame 33 pozicijoje, kas mumis verčia stresuoti ir labai stengti siekti geresnio rezultato. O stresavimas nėra gerai, tai bandysime kažkaip su to susidoroti ir pagerinti bent keliais taškais savo rezultatą. Okay, up next is another female competitor on the grid this weekend. Representing Lithuania, it is Sandra in this crazy BMW 36. Nice initiation there from Sandra. Really nice and wide to start that zone, but she just comes away a little bit too soon. See the flame banging from the bottom of that car. Huge flames coming out of the wastegate. Nice transition there now from Sandra. Carrying so much speed around this circuit. Very, very fast car. Crazy BMW V8 with a massive turbo strap to it. Seems to be a good combination as she makes her way into the final zone and just dropping maybe one wheel there just before the finish line. Nu, sulėkė tai daug geriau. Bent jau kiek mačiau čia, žinai. Nu, įdomu kaip šitas. Gerai. Pritrūko. Pirmas klipas daug geriau. Gali prieš paskutinį paėmė gerai. Bet gavos, kad dar 2 ratai išėjo, žinai, ir gavai spėk. 70,03. Turime,
kaip sakoma, rezultatus po antro važiavimo. Esu liūdnas, labai nusiminęs, nes nepavyko įgyvendinti mūsų pagrindinio tikslo, kurio garsiai gal nesakėme, tai praeiti kvalifikaciją. Surinkome nei daug, nei mažai, 71 tašką, bet to matome tikrai neužteks. Žinoma, antras važiavimas buvo daug stipresnis negu pirmas, bet teisėjų akimis jisai buvo netgi biškai silpnesnis, tai gavome biškai mažiau taškų. Aiškus, biškai sunku perprasti jų vertinimą, nes jisai kartais būna toksai kitiem vairuotojams gal sakyti ištiršių burtas, bet esmė tame, kad turime labai geras pamokas. Turėjome visą laiką progresuojančius važiavimus ir kiekvienas važiavimas buvo vis stipresnis ir šiandieną tikrai jautėmės labai stipriai ir tikėjomės tikrai parodyti kažką wow. Ir tikrai labai gerai susitvarkėm su emocijom ir taip toliau, bet ne visai gavos taip, kaip norėjom. Tai grįšime tikrai, manau, gal dar čia, gal ne čia, bet kur grįšime, tikrai grįšime stipresnį. Bet kaip sakoma, labai nosies nenuleidžiam, nes kaip organizatoriai buvo minėję, tai yra 3 stipriausių čempionatų pasaulyje. Tai būnant 33 vietoje tarp 60 tikrai labai stiprių dalyvių yra labai stipru. Ir tikrai to labai džiaugiamės. Žinojame, kad tikrai bus nelengva, bet, kaip sakoma, patirties bagažas visą laiką yra reikalingas ir be patirties bagažo toli nenuvažiuosim. Tai kai bus labai didelė patirtis, manau, galėsime varžytis ir top 20, ir top 10, ir top 5 geriausių.